5 minutės po 13 valandos su kompanija Coldplay mes pradedame dar vieną be stabdžių programos valandą ir aš jau praėjusią valandą jums anonsavau, jog laukia tikrai žiauriai įdomus pokalbis ir jis daugiau gal skirtas tiems mūsų klausytojams, kurie taip pradeda jaus, kad lengvai jos pagauna rutina, darbas, namai, televizorius ar ne, visokios programos, suplanuoti savaitgalį ir jauti, kad norėtųsi kažką tokio įdomesnio, įspūdingesnio, netradicinio, betgi tam reikalingas įkvėpimas. Tai aš labai tikiuosi, kad per artimiausią pusvalandį to įkvėpimo bus per akis. Šiandieną pas mus svečiuose keliaujanti mergina Justė Zavišaitė. Sveika gyva? Sveiki visi. Jau netirėme, šiek tiek kalbėjomės ir, tikrai pasakiau, šiek tiek esu išmuštas iš vėžių. Tu per 8 mėnesius padarai tiek, kiek aš matyt per visą gyvenimą, tai bus sunku kalbėtis. Ne, bus labai lengva, viskas bus labai paprasta. Aš tai pristačiau, jog tu esi keliaujantis žmogus ir tai yra tiesa. Taip. Kada tai atsitiko? Kada tu nusprendėjai palikti namus ir išeiti kažkur, tai išvažiuoti, išplaukti? Oi, tai kelionės jas vyksta nuo pat mažų dienų ir šiaip tai mano noras keliautis jau buvo nuo pat turbūt, kai man buvo kokie 5 metai. Aš žiūrėdavau kelionių laidas, žiūrėdavau visokias National Geographic laidas ir visą galvojau, kaip aš norėčiau turėti savo laidą, Tai nuo tų mažų dienų aš visą laiką galvodavau ir jeigu tik atsirasdavo proga keliauti, tai aš tiesiog susipakuodavau kuprinę ir išvažiuodavau. Ta prasme, mano visi pinigai, kokius aš tik besugebu sutaupyti, tai yra išleidžiami kelionėm. O kada buvo pirma savarankiška, kažkur tokia kelionė? Pati pirmoji kelionė, man atrodo, buvo, kai mes nusprendėm tranzuoti su draugė į Vilnių. Tai buvo tokia pati didžioji kelionė ir mums gal buvo, ten, nežinau, 15-16 metų, tai buvo labai didelė kelionė, galėčiau pasakyti. Taip, iš Klaipėdos į Vilnių. Ir augant, ar ne, ribos plėtėsi, atstumai didėjo. Pirma kelionė į užsienį? Pirma kelionė į užsienį turbūt buvo su visais chorais. Tai buvo kelionės po Europą, pirmoji kelionė į Latviją, pirmoji kelionė į Angliją. Ir kuo toliau, to supratau, kad aš noriu važiuoti dar toliau, nes ten yra kažkaip kitaip, kažkaip įdomiai labai. O tu turi namie žemėlapį, kur prismaigstyta vėliavėlių ar kažkokių žymeklių, aš nežinau. Kažkada buvo tokia mintis tai daryti, bet kažkaip paskui supranti, kad visos tos kelionės jos lieka tavo galvoje ir visi tie atstumai lieka tavo galvoje ir kadangi tenka pakeisti labai daug gyvenamųjų vietų, tai to žemėlapio ir nebesitampau su savim. O ar esi tas žmogus, kuriam patinka labiau vienai keliauti ar kompanijoje? Iš tikrųjų, per daug įvairiausių skirtingų kelionių, kurių teko patirti gyvenime, manau, kad esu tas žmogus, kuris mėgsta keliauti vienas. Katinas, kuris mėgsta vaikščioti vienas. Bet, kalbant apie jau tolėliau, apie ką mes kalbėsime, apie jūsų projektą, jūs būsite dviese. Taip, mes būsime dviese. Teks kentėti. Ne, iš tikrųjų atsitiko labai įdomus ryšys su viena mano draugelka ir gera drauge ir nusprendėm, kad dviese tokią dalyką reikia padaryti ir čia turbūt, kaip pašnekėsime toliau, yra pati kelionės koncepcija tokia. Čia, mes nukelsim truputėlį į ateitį, man šiaip dar įdomu, apskritai, kuri ta kelionė iš tavo visų patirtų didžiausi įspūdį arba geriausi prisiminimai norėtųsi grįžti, pakartot? Kiekviena kelionė, jinai turi skirtingus pojūčius ir skirtingas emocijas ir aš turbūt vadinčiau apskritai keliavimas, tai yra man kaip universitetas, nes aš ten išmokstu labai daug naujų dalykų. Tai yra kultūra, tai yra kalba, tai yra galbūt istoriniai kažkokie momentai ir galų gale labiausiai supranti, kas tu pats esi. Nes kritinėse situacijose mes pamatom, kas mes esam iš tikrųjų. Tai aišku, pirmas didžiausias įspūdis buvo turbūt mano pirmas skrydis į Ameriką, kai važiavau į Vašingtoną ir Los Andželą. Ir atsitiko taip, kad kai išlipi iš oro uosto išeini ir pamatai tą Amerikos vėliavą plevėsuojančią, tada supranti, kad tai iš tikrųjų egzistuoja. Ką šeima į tai, aš nežinau, tu turi brolį, kuris irgi nelabai normalus, sakykime, kad nestatistinis Lietuvos gyventojas. Kaip reaguoja šeima į tokius reikalus?
visada... Pabūk namie, sako, tu kiek gali, nu. Visada kažkaip išsigąsta mano mama. Tai kur dabar? Jo, tai, nejaugi vėl tu išvažiuosi. Bet tada kažkaip jinai pati turi tą kelionės dvasią ir aš labai džiaugiuosi, kad savo amžiai jinai dabar keliauja ir buvo tokiose egzotiškose kraštose, kur aš net nesugebu susiorganizuoti niekaip. Va. Afrikose ir taip toliau. Ir jinai žino tą jausmą, kas yra kelionė ir jinai... Negali prieštarauti. Ir jinai negali prieštarauti, nieko negali padaryti. Esi skaičiavus, kiek tu laiko būni namie, ar ne? Ar kiek ne per metus? Per paskutinius metus tai 8 mėnesius iš vis buvau palikus Lietuvą. Tai čia buvo turbūt ilgiausias mano išbandymas. O šiaip tai kiekvienais metais stengiuosi bent 1-2 kartus kažkur išvažiuoti ir praplauti, pravedinti galvą. Nes tada grįžus į Lietuvą, tada pamatai, kaip pas mus čia yra iš tikrųjų daug nuostabių dalykų, kokia yra faina kultūra ir apskritai kaip viskas žiauriai greitai keičiasi Lietuvoje. Čia jeigu kalbant apie nepriklausomybės visus dalykus, tai man yra labai faina palikti Lietuvą tam, kad aš suprasčiau, kaip aš ją myliu. O kelionių rinkimas jis vyksta, tu turi kažkokį sąrašą, kur reikia dar, kur norisi, ar tiesiog, žiūrėk, pigus bilietai, aš... Labai įdomi, tai čia būna iš tikrųjų labai priklauso nuo žmonių, kai kurie sako, davai važiuojam tenai, varom tenai ir kažkaip tada per daug negalvoju. Vieną kartą su drauge tiesiog susėdom per naujuosius metus ir sako, mes šiame turime gyventi planą ir išvažiuoti toli, kažkur toli, arba už Atlanto, arba į kitą priešingą pusę. Mes paėmėm, nusipirkom bilietus į Filipinus ir išvažiavom. Prašau, nauji metai, šampano taurė, drąsa, taip toliau. Gerai, mes po truputėlį dabar bandom privesti mūsų klausytojus prie projekto jūsų. Jis yra pavadinimas Via Mochileras. Aš teisingai ištariau. Čia ispaniškai. Jo, tai yra pusiau angliškas, pusiau ispaniškas pavadinimas ir teisingas tarimas būtų Via Mochileras. Aš galvoju, gerai. Nuo šiol tu jį kartosi. Kaip jis verčiasi? Drąsiai. Tai labai paprastai. Mochileras yra ispaniškas žodis, kuris reiškia keliaujančias merginas. Ir tas vertinys yra labai paprastas, tai yra tiesiog mes esam keliaujančias merginas. Taip, kadangi sakai mes, tai mes dar turime apšnekėti tavo kompanionę. Papasakok apie ją. Vingra yra mano kompanionė, jinai irgi kažkaip netikėtai išvažiavo, neatsimenu jau kokią šalį, bet žodžiu grįžo į Lietuvą ir tada sako, žinai, aš noriu nusipirkti bilietus į Urugvajų ir ten išvažiuoti. Tai jinai paėmė taip ir padarė. Jinai rado darbą Urugvajui, nusipirko bilietus. Ir dabar yra ten. Ir taip, ir prieš 4 mėnesius išvažiavo ir mes kažkaip pradėjom kadangi aš pati buvau ne Lietuvoje, aš buvau New York'e tuo metu, mes palaikėm ryšį ir sakom, klausyk, tu esi Pietų Amerikoje. Aha, tai gal aš pas tave atvažiuoju. Ir iš pradžių gimęs kaip juokas šitas projektas, pasirodo įgauna kažkokį tai kūną ir netgi man drebančiom rankom aš suprantu, kad tai iš tikrųjų vyksta. Tai trumpai tariant, tu su drauge gegužės mėnesį, ar ne? Taip. Keliausi už Atlanto ir pradėsi epinę kelionę. Apie tai mes pakalbėsime plačiau po muzikinio kūrinio. Radio stotis kelyje. Kiek griežtesnių ritmų čia mūsų eteryje Sisters on Wire, labai gražus kūrinys baigė skambėti. Šiandieną pas mus vieši viena iš keliaujančių merginų, aš tai sakau lietuviškai, nes ką tik susimoviau, Justė Zavišaitė. Pusiau angliškai, pusiau ispaniškai bus kaip... We are Mochileras. Tai yra, taip, keliaujančios merginos ir mes jau padarėme tokią pradžią ir dabar jau imsime reikalą iš esmės. Gegužės mėnesį jūs atsidurėte kur? Gegužės mėnesį, mano kadangi kompanionė jau yra Urugvajuje, tai jinai jau kaip ir ten, o aš atsiduriu Bolivijoje ir mes turėtume pagal idėją susitikti arba Bolivijoje, arba Peru. Ir kompanionė, mano draugė Vingra, ji jau ieškosi automobilio, pirksime automobilį, kuris taps mūsų tam tikri namai ir pradėsime kelionę nuo Bolivijos per Peru į viršų, per visi Ekvadorai, Kolumbiją, daug dievė Panamą, Nikaragva, Gvatemala, Honduras, visi tie pavadinimai, kurie ten yra, ar ne? Kurie jie iš tikrųjų yra, jie yra. Kiek kilometrų, aš nežinau, yra kažkoks planas įveikti, skaičiavote? Ne, kilometražą mes dar neskaičiavom, kadangi dar neturime tikslaus lankytinų miestų sąrašo. Miestų ar kaimų, tai tas kilometražas, aš manau, bus apie 10 000, tai tikrai. O kaip jau gausisi tenais vietoje, tai matysim.
Automobilis bus perkamas, ar ne? Yra kažkokie specialūs reikalavimai jau, kad jis būtų gražus, patogus, turėtų kondicionierių. Mūsų reikalavimas yra, kad tai būtų džipas, kuriame būtų galima reikalui esant miegoti. Ir be to džipas ir merginos kažkaip visai šauniai atrodo. Negaliu ginčytis, iš tikrųjų. Tikrai šventa teisybė. Gal dar pakalbėkime apskritai, kodėl būtent ten? Kodėl būtent toks maršrutas ir apskritai, susidėliojo jisai? Aš manau, kad tas maršrutas jisai keitėsi labai daug kartų. Atsiprašau. Ir kadangi man pasisekė prieš kokius 4 mėnesius pasisekė pabuvoti Meksikoje, Kankūne, aš pamačiau, kad ta kultūra, kurią mes labai stereotipiškai vertinam, apskritai, Pietų Ameriką, tai jinai nėra tokia, kokią mes matome per televiziją ir kokius mes kriminalus girdim ir panašiai. Žinoma, kad taip yra, kad yra tenais truputėlį pavojinga, bet taip atsisukime pas mus į Lietuvą ir pasižiūrėkime statistiką, kiek vyksta kriminalų, kiek vyksta savižudybių ir panašiai. Bet mes visi tai gyvenam kažkaip, ar ne? Tai tokia pati situacija yra ir Pietų Amerikos šalise, kur daugelis šalių garsėja savo galbūt kriminaliniais kažkokiais ar narkotikų, tenais nusikaltimais, bet taip nėra su kiekvienu žmogum. Tiesiog žmonės irgi gyvena ir jie tenais puikiausiai civilizuotai gyvena. Aišku, yra ir labai tokių tolimų kaimų ir genčių ir panašiai, bet mes labai, mes tiesiog neturime jokio supratimo apie Pietų Ameriką. Tai ir buvo vienas iš tokių paskatinimų, kad mes norime tą šalį pamatyti truputėlį kitaip, o kadangi vystysime savo blogą internete, tai norime tą visą savo žinojimą pertikti ir tiems, kurie mus seks. Blogas bus pasiekiamas... Paprastai, viskas labai paprastai, Facebookas, Instagramas, Twitteris ir nieko čia mes naujo tikrai neišradinėsim. Pati idėja, skaičiau, jog tai yra orientuota į moteris, į jų gyvenimą tose šalyse, socialinę padėtį ir viskas, kas su to susiję, ar ne? Taip, mes kadangi esam pačios keliaujančios merginos ir kažkaip sukosi mums ta mintis, ką mes tiksliai norime parodyti. Be abejonės mes rodysime taip, kaip mes jaučiamės, kaip merginos susitvarko su kritiniam situacijom, bet tuo pačiu mes labai norime atkreipti dėmesį į Pietų Amerikos šalyse gyvenančias moteris. Nes kadangi Vingra jau yra šiuo metu Urugvajuje ir jinai mato tą situaciją iš arčiau, jinai pasakė, kad tai tikrai labai skiriasi ir be abejonės miestuose ir kaimuose situacija labai skirtinga, jinai nėra vienoda. Tai mes norime truputėlį savo visą pasakojimą pakreipti per moterišką prizmę ir ypatingai dabar, kada visas pasaulis bunda ir ta feminizmo kaip žodis, ta prasme, ta visa idėja, jinai truputėlį yra iškreipta Lietuvoje ir neteisingai suprantama, tai mes norim truputėlį irgi pasižiūrėti šitą problematiką, kaip jinai yra būtent Pietų Amerikoje. Gerai, tu daug kur buvai, daug kur keliavai, dar palyginkim, kaip ta situacija pas mus Lietuvoje, kalbant apie moterų padėtį, visą kitą, lyginant su, nežinau, su ten, kur tu lankėsi. Ar čia tikrai nėra taip gerai? Ar gali būti ir geriau? Aš manau, kad galbūt neišskirčiau dabar situacijos grinai su moterimis, nenorėčiau taip susiaurinti, bet Lietuvoje situacija su tolerancija apskritai yra truputėlį... Čia bet kam jau, čia tiesiog bendrai. Bet kam absoliučiai. Seksualiniam orientacijom, apskritai tolerancija kitam žmogui, tolerancija kito žmogaus idėjoms, tolerancija, nežinau, viskam. Tai pas mus tolerancija, aš tai vadinčiau, žengia pirmuosius žingsnius, jie yra labai dideli, jeigu mes taip lygintumėm, kaip atrodė Lietuva prieš 5 metus, tai yra milžiniški skirtumai ir ačiū Dievui, kad tai vyksta. Aš pati keliaudama būtent tolerancijos išmokau labai stipriai ir taip susižavėjau, nes būtent per toleranciją atsiranda laisvė, atsiranda palaikymas vieno kito. Tai jeigu grįžtant prie moterų tolerancijos, tai nėra apie tai, kad duokime moterims valdžią, tegul jos valdo ir jos ir vyrai čia nieko negali padaryti. Ne. Tolerancija yra apie tai, kad būkime harmonijoje, išklausykime abi pusės, suraskime tų pusių stiprybės. Moteris turi be galo daug stiprių pusių. Ir niekas nežada čia dabar tų vyrų nurungti ir tikrai ne tas turi būti daroma. Tiesiog reikia išklausyti abi pusės ir rasti harmoningus taškus ir tada daug dalykų iš tikrųjų pasidaro paprasčiau. Gerai, prisiminus visas tavo keliones, buvo sunkių akimirkų, ar ne? Kokie sunkumai buvo arba kokie gali laukti jūsų šios kelionės būsimos metu?
Būsimos kelionės sunkumų aš dar taip įvardinti negalėčiau, bet galiu tik tai nuspėti, kad reikės susitvarkyti su finansinė padėtimi be abejonės, tai gali būti, kad mes turėsime labai daug stotelių, kur teks dirbti ir tos finansus kažkaip tai susigražinti, nes dar niekas neišrado nemokamo keliavimo, tai čia tai kažkaip dar kol kas yra taip. Na, o ką aš esu patyrus apskritai kelionėse, tai ir dėl ko aš apskritai emigraciją pradėjau vertinti visai iš kitos pusės, tai yra begalinis namų elgesys. Ir ypatingai, kai esi kitam kontinente, kada laiko skirtumas yra labai didelis, vakarais nėra taip, kad tu susirandi draugų iš karto. Taip, tu susirandi kažkokių kompanionų, čia gali nueiti į barą, galbūt išgerti bokalą alaus ir tapti geriausių draugų vienam vakarui, bet nėra, kad tu gali kažkurį vakarą paimti ir paskambinti draugui ir pasakyti, klausyk, ką tu veiki šį vakarą, gal ten kažką. Tai namų ilgesys jisai atsiranda beprotiškas ir pradedi idealizuoti Lietuvą iki tokio lygio, kad oho. O kaip su juo tvarkytis? Na, tu sakai, tu mėgsti keliauti viena, tai vienam tą pakelt daug sunkiau negu kompanijos, sakykime, ar 2-3. Įvairiai. Tai nežinau, man buvo labai 2 stiprus namų ilgesiai dabar, kai buvau išvažiavusi 8 mėnesius už Atlantą. Tai buvo labai sunku, iš tikrųjų, tas namų ilgesys man trūko gal savaitę ar 2 ir po 2 mėnesių vėl atsikartojo, kai aš galvojau, kad aš atsikelsiu kitą rytą, nusipirksiu bilietus ir važiuosiu atgal, nepaisant to, ką galbūt aš galėčiau išmokti toje šalyje. Kaip tvarkausi, aš neturiu recepto, kaip su to susitvarkyti. Tai yra tiesiog pabandyti pasverti, kad o ką tu tuo metu galėtum daryti Lietuvoj ir ką tu dabar turi čia su savim, ką tu gali išmokti ir galbūt po mėnesio, 2, po metų, po 5 tavo ta patirtis, tas liūdesys ir kaip tu su juo susitvarkyti, tau duos labai daug stiprybės. Tai aš nežinau, aš kažkaip negali tu tos problemos įspręsti tuo metu, tai tu tiesiog turi nusiraminti ir pasižiūrėti, apsisukti aplink save ir pasižiūrėti, kas yra šalia tavęs. Gerai, o tas grįžimas namo po kelionės, ilgos kelionės, jausmai ir veiksmai, ką jauti ir ką nori nuveikti? Tai vienas iš pavyzdžių, kad po kelionės tikrai yra labai daug inspiracijos, yra būtent mūsų šitas projektas, kadangi aš grįžau ir aš sakau, viskas, aš važiuoju į Pietų Ameriką. Dabar tu turi tiek daug jėgų, kad tu gali kalnus nuversti. O kitas dalykas, grįžus į Lietuvą, iš tikrųjų labai keista. Aš pirmą kartą gyvenime, kadangi buvau taip ilgai išvažiavusi, aš pirmą kartą gyvenime pasijutau svetima savo pačios kultūrai. Man buvo kultūrinis šokas. Ką jie čia daro visi? Taip, kaip jūs čia visi gyvenat? Jūs tai iš tikrųjų darot? Bet tai čia taip labai tikrai nuoširdžiai sakyčiau, kad buvo labai... Adaptacija buvo, ar ne? Taip, buvo adaptacija. Bet žiūrėk, ar ne, tu grįžai, kiek laiko praėjo ir tu turi planą ir vėl kelsi sparnus. Nenusisėdi, ar ne? Neišeina taip jau. Aš supratau, kad kol galiu, tol turiu dar pakeliauti, nes kaip ir sakau, kelionėse gimsta tikrai nuostabių dalykų. Aš labai linkiu visiems, kurie sako, vieną dieną aš nuvažiuosiu ten. Vieną dieną? Bet dabar dar aš turiu čia padirbti, nes kitaipgi neišeina. Tai tos vieną dieną gali niekada ir neatsitikti. O atsakomybių lygis, dėl ko mes dažnai ir neišvažiuojame keliauti, nes tu pasakai, kad aš turiu darbą, čia galbūt kitas atsakomybė. Čia trenksi viską mesi jo. Jo, negali mesti, tai atsakomybių kiekis jisai tik tai auga ir kuo toliau, to yra sunkiau tuos visus dalykus sudėlioti vietas ir palikti laikinam laikui. Tai ir kažkaip aš nežinau, man galbūt dėl to, kad aš į paskutinę kelionę iškeliavau tiesiog kitą rytą nusipirkus bilietus į Torontą ir susidėjus lagaminą ir išvažiavus tiesiai į Varšuvą, aš turėjau mažiau negu parą galvoti, ką aš darau, tai man atrodo, tai buvo lengviausias žingsnis ruošiantis kelionį, nes kada tu žinai, jog tavo kelionė bus, tarkim, už 4 mėnesių, tai ten pas tave galvoj pasidaro kažkoks tikrai, toks, nežinau, viesulas, uraganas kažkoks. Gerai, dar vieną muzikinę pauzę, grįšim prie mūsų pokalbio. Radio stotis kelyje. Toks bičiuli būda dažnas jausmas, kuomet klausai muzikinio kūrinio, mintis savo plaukia ir tu taip netikėtai, nelauktai pradedi regėti ateitį. Štai taip, šiandieną pas mus svečiuojasi Justė Zavišaitė, viena iš keliaujančių merginų ir aš taip įsivaizduoju, jeigu aš dar radijui dirbsiu po daug metų, mes pasikalbėsim jau kaip keliaujančios močiutės, ar ne? Tai tikrai gali būti, ar ne? Būtų tikrai smagu. Tikiuosi dar taip įmanoma. Grįžkim prie, iš tikrųjų,
fantastiškai, nežinau, ilgos ir daug pareikalausiančios kelionės. Dar kartą papasakok maršrutą, nes vieną kartą tikrai neužteko. Aš ir pati kartais, tiesiog tai, jo, maršrutas. Mes pasižiūrėjom žemėlapyje tą jūsų improvizuotą kreivę ir be proto daug atrodo. Iš tikrųjų labai daug. Kažkaip buvo minčių važiuoti į apačią, į Argentiną, paskui į Čilę, bet kažkaip norėsi tų karštų kraštų ir tos šilumos, to žydro vandens, tai čia toksai labai savanaudiškas turbūt dalykas pirmo numeriu, kad mes norim, mes esame iš šaltos šalies, norisi tų palmių, norisi tos žalumos, to karščio, tos drėgmės, tai va tas maršrutas toks mūsų ir susidėliojo. Pradėsime nuo Bolivijos, be abejonės aplankysime Druskų ežerą, tą legendinį, kur driekiasi kilometrais tiesiog baltas toks grindinys ir toliau keliausime į Peru, kuri garsėja, aišku, be abejonės savo kultūra, savo istorija, savo architektūriniais visokiais paveldais ir be abejonės gamta, toliau kilsime į viršų Ekvadoras, jeigu neklystu. Ir man šitos šalis visos yra kosmos, man tai irgi yra pavadinimai. Jeigu jūs galvojat, kad aš išanalizavau ir perskaičiau labai daug knygų apie tas šalis ir čia man viskas aišku, tai tikrai taip nėra ir toks yra truputėlį važiavimas į, aklas važiavimas, pavadinkim, tai bet tas labiausiai ir tai yra tas drivas, tai yra ta jėga, kuri veža, nes kaip ir važiavau į Meksiką, aš nieko nežinau apie ją. Važiavai pavadinimą. Manęs nenorėjo niekas išleisti. Su mama pakalbėjau, sakė, tai tu gal išprotėjai, tai kažkaip tada irgi pradėjau bijot, bet kai tu nuvažiuoji tenais, tu supranti, kad nėra taip, kaip galvoja visi. Baimė yra, net šnekėjome vis tiek, ar ne? Jį natūralus jausmas, jį atsiranda dėl begalės priežasčių, matyt, kad baisu dėl ko labiausiai dabar. Man tai truputėlį baisokas tas automobilio pirkimas, iš tikrųjų. Čia jau tokius... Čia kiekvieno vyro svajonė, pirkti automobilį, važiuoti Kauno turgų, nusipirkti automobilį. Tai vyro, tai aš tai, pavyzdžiui, tokio dalyko gyvenime nedarius, tai nežinau, kaip tai atrodys, bet manau, kad viskas bus tvarkoj. Ir aišku, važiavimas galbūt keliai gali būti prasti. Tai tas pats važiavimas, jisai mane truputėlį baugina. Ir kitas dalykas, kad mes vis tiek turėsime technikos, mes filmuosime, ko aš nepaminėjau anksčiau, mes darysime tą blogą, tai mes filmuosime, darysime tokius trumpus update'us dienos. Jo, tokius kaip reportažus galima pavadinti, jie bus trumpi, aiškus ir tai mes turėsime tos technikos ir aš, pavyzdžiui, to saugumo tarsi ir bijau, nes vėlgi vis tiek yra tie stereotipai įskiepyti į galvą, tai labai stipriai. Tai bet mes tos dalykus kažkaip žinom ir mes jau juos planuojamės. Kas dar gali būti baisu? Tai gali būti baisu finansinis trūkumas ir jisai bus natūralus. Nors ten yra truputėlį pigiau tose šalise, vis tiek tų finansinių... Mašina turi važiuoti, kuras turi būti pilamas. Jo, jos kažkaip mes nenorim stumti, ir dėl to mes galvojame pradėti labai iš tikrųjų greitų metų, artimiausią mėnesį, startuoti su daugeliu turbūt gerai pažįstamų kaip minios finansavimo, tokia yra platforma Indiegogo, tai mes jai ruošiamės ir norime pasauliui pasisakyti apie save, kad ką mes darome ir jeigu jūs mus palaikot ir norit, kad mes tą kelionę tęstumėm ir eksperimentuotumėm ir galbūt darytumėm tai, apie ką jūs kažkur giliai kartais pasvajojat ar pagalvojat ar pasigąsdinat, tai mes tą realiai darysim ir jeigu jūs norėsit, kad mes tai tęstumėm, tai būtų labai smagu bus gauti tą paramą, aš labai tikiuosi, kad tai įvyks. Taip pat kreipėmės ir klausytojus. To nėra dar buvę niekada, bent jau neatsimenu, kad dvi merginos brįžtųsi tokiam reikalui. Kodėlgi ne? Būkit tie, kurie ant marškinėlių, būkit tie, kurie ant džipo stiklo. Ne, iš tikrųjų faina, tas palaikymas jis yra labai stiprus tiek iš draugų ir aš nekalbu čia apie Lietuvą, tik tai dėl ko mūsų puslapis yra visas angliškas, Facebook'e mus galima rasti Vuja Mochileras, dėl ko jis yra angliškas, dėl to, kad mus iš tikrųjų 30% mūsų sekėjų jau yra ir iš Pietų Amerikos, ir iš Kanados, iš Amerikos ir tai yra smagu, kad šitas dalykas, kelionių dalykas, jisai toks ir yra fainas, kad jisai vienyje labai daug skirtingų kultūrų ir dėl to mes nesiorientuojam vien tik į Lietuvą. Mes aišku orientuojamės į Lietuvą, bet ne vien tik į Lietuvą. Dėl to, kad kelionėse visi mes tampame vienodi ir kelionių kalbą visi supranta taip pat visose pasaulio šalyse. Ar tiesa, kad sako lietuvių, tai visur atpažinsi? Ne, tikrai ne.
Dar Ne, vieną ne. mitą mes sulaužom ir išmetam iš šiukšlių dėžę. Nu, bent jau man taip kažkaip, kad mane pavadintų, o šito tai tikrai Matos, kad lietuvė. nuo Kėdainių. Nu, taip kažkaip, ne, jo, šita mergina tikrai tokia klaipėdietiška atrodo, manau. Ne, Kažkur tai gilumoje, kur nors Meksikos. Jo, bet kad europietė tai pamato iš karto. Nu, aš jeigu kalbu apie už Atlanto esančią šalis, tai jie tikrai pamato, kad mes esame iš Europos. Tai vienas pagrindinių dalykų dabar, ką reikia suvokti mūsų klausytojams, keliauti į Facebooką, susirasti Mochileras, jo? Mochileras, taip. Laikinti, sekti ir ten nuo gegužės mėnesio prasidės tas tikrasis veiksmas. Tikrasis Kasdieninis, veiksmas, taip. Aš, kadangi esu žmogus pragmatiškas, tai pamačiau, turi visokiausių baimių, ar ne, tai gal tiesiog trečias narys reikalingas. Labai geras šitas klausimas. Iš tikrųjų, tai mes... Trys jau kompanijoje. Jau čia va. Mes iš tikrųjų truputėlį ieškomės dabar operatoriaus, kadangi va. Koks į ateitį klausimas geras. Labai geras klausimas ir čia mes norėjome jau šitą netgi tokią kaip atranką pradėti savo Facebooko paskyroj ir mes ieškom operatoriaus ir turbūt ieškome tokio paties nutrūkusio žmogaus, kuris nebijotų visų šitų dalykų, kuriuos išvardinau anksčiau. Nebijotų pasinerti į tas kitas šalis, nebijotų, turbūt nebūtų susiplanavęs savo darbų į priekį kokiam 2, 3, gal net ir 4 mėnesių. Jūs nesat numatę, ar ne? Yra startas kaip aiškus, o tada kaip jau duos visą kitą. Mes be abejonės to žmogaus, kaip sakant, nelaikysim visi kabinę, nes visas apskritai šitas projektas yra laisvos valios projektas ir nes geriausi dalykai gimsta, kada tu tikrai natūraliai to nori. Tai ieškosime operatoriaus, o gal net ir montuotojo, kuris galėtų padėti mums montuoti klipukus ir kuriam tiesiog pačiam būtų įdomi ta egzotika ir pasinerti visą tą dalyką ir kuris nebijotų dirbti su 2 merginam, nes čia jau, kaip sakant, yra faktas kaip blynas. Tai mes truputėlį tokias išsitaškysios ir mums kartais gali reikėti kontrolės. Tai va. Aš pasakysiu tą mistinę frazę. Vieną dieną aš tikrai jums padėsiu. Mes lauksime. Vieną dieną. Labai iš tikrųjų daug pozityvo. Aš labai džiaugiuosi, kad Levai viską papasakojai. Esu paruošęs tau dainą dovanų. Apie miestą, kurį, sakai, privalu pamatyti kiekvienam. Aha, kasgi tas per miestas? Nu, toks, niekad nesnaudžiantis. Ačiū Juste, kad atkeliavai. Gražios dienos. Ačiū Jums labai. Iki. Visą.